Tai mes ten žaisdavom, lakstydavom, nežinau, visko ko tik nedarydavom. Mes net realiai eidom kiną pažiūrėti nelegaliai. Nes, pavyzdžiui, būdavo centrinės durys, gal nenubaus manęs nieks, nežinau, nepykit. Nežinau, ar matas per kameras, bet pasižiūrėkit. Ta prasme. Nusinčiau jam paklausyt. Sako, čia įdomus gabalas, prancūziškai senvaž, ką čia reiškia, žinai. Sakau, čia ne prancūziškai, sakau, čia senvagė, iš Panevėžio yra. Žinai. Buvo vienas koncertas, atsimenu, kai nebuvo apskritai nei vieno žmogaus. Buvo kažkoks... Jo, buvo festas, bet pirmasis žiūrovas buvo karvė. Tu skubi kažkur? Ne. Šunį pavedžiot reiks vėliau. Šunį pavedžiot? O kodėl tu vedžioji šunį? Mes pasidalinę esam vedžiojimo tokį grafiką pasidarę. Aha. Tai šiandien mano diena vedžiojimo. O kaip tas grafikas atrodo? Jisai kažkoks yra pirmadienis, trečiadienis, penktadienis, sekmadienis? Aš pasilikęs savo laisvesnius savaitgalius. Nes savaitgaliai dažniausiai būna koncai visokiausiai, tai ta vedžiojimo dažniausiai savaitės vidury, antradienį, trečiadienį. Bet yra kažkoks lapukas, kur pasižymė? Realiai jo, literaliai yra ant šaldytuvo. Koks dar yra grafikas? Ką dar esat? Pagrindė šuo, gal šuo mus privertė tą grafiką pasidaryti. Vaikai? Kas vežioja? Vaikai vedžioja dienos metu, dažniausiai ryte ir vakare. Ne, vežioja, kas vaikus. Ai, kai yra šunus vedimo diena, tai ir aš tas ir vežu. Tai šiandien teko man jo viską. Tai faini, šiaip gerai. Aš dabar rytais bandau bėgioti. Aš mačiau, kad jau tas peisas visai jau toks. Nu, šiandien jau 6 kablis kažkiek, tai jau toks. Tai aš net paplojau, ryte, žinok, tu negirdėjai, bet... Aš nebuvau vieną kartą kažkokį idėjas, tiesiog, žinai, istoriją pasidalini. Nežinau, kiek kam yra įdomu, bet, pavyzdžiui, man kartais būna, žinai, iš draugų, kas nors sportuoja ir pamatau ten Stravos, ten kažkoks, vis tiek motyvuoja, galvoju, fainai, draugelis kažkoks prabėgo, galvoju, gerai, čia gal man reiktų. Tai galvoju ir pats tai pasidalinsiu. Kuriais momentais gal kažką kitą užmotyvuos, gal kažkas irgi gulės ant sofos, sakys, bliama, kaip gerai čia pabėgioti yra. Man atrodo, tai yra labai svarbu, o ne galvoti apie tai, kad tu maivaisi, ne? Ai, ne. Bet būna, žinai, parašo ten komentarų apie tą peisą kalbant, tai, čia irgi būna, nežinau, man tokie periodai, dažniau bėgioju, mažiau. Ir tas būna, kai tą laiko tarpą didesnį padarau, einu bėgti ir tas peisas tikrai būna toks, lėtas, aš vadinu tokio pensininko greitis. Mano būna iš tikrųjų bėgu ir ten mane lenkia gerokai vyresni žmonės. Ai, galvoju, kaip sako, pastovumas yra raktas. Tai vienas bičias kažkas parašė, jau čia tai bėgi, jau tarsi eitum. Čia jau nebėgimas, o vaikščiojimas kažko, galvoju. Greitasis. Bet sakau, geriau nei ant sofos gulėti, ne? Tai debūnė tas peisas ir lėtas, svarbu gal kažkaip įsijudinti. Man šiaip geras dienos startas būna, tie rytiniai pabėgiojimai, po to kažkaip visai diena, kitaip nugala viskas. Tai mintis būna geresnis to pozityvo, daugiau gyvenime, energija. O tu domėjaisi kažkada tai su treneriu bėgimo, apie tą bėgimą patį, kad susistatytų tavo programą kažkokią, ar ne? Programos ne, bet keletą turiu draugų, kurie dažnai tai daro, tikrai matau, kad bėgioja daug metų ir būna, kad paklausiu. Tai kiek savo tokių patarimų gavęs, tai sako, pasimk, sako, pastovų kažkokį vienodą greitį, tą peisą vadinamą ir laikykis to tempo. Tai aš taip panašiai ir darau. Aš taip nesistengiu ten kažkokio rezultato, rekordo ten pasiekti. Man tiesiog faina prabėgti yra kažkiek ten pusvalandį, 10 minučių, iki valandos tam tarpe. Aš toks šneku, tarsi sportininkas būčiau. Ne, viskas labai gerai, bet aš žinai prie ko vedu, nes aš girdėjau iš savo draugų, kurie jau ten rimčiau bėgioja, sportuoja, ten jau tikrai užima tas prizinės vietas. Tai yra tas dalykas, kad ten kažkurį tai laiką tu tiesiog renki kilometrus, jie vadina. Tu tiesiog bėgi, bet renki kilometrus, nes tu turi bėgti, bet peisas yra 7-8 netgi. Tai tu save, aš dėl ko ir klausiu, ar tu, žinai, galbūt konsultavaisi su treneriu ir tu, kažkokį turi savo tau skirtą grafiką, ne? Taip, labai profesionaliai, ne, žinau, kad tu sportuoji, mes kartais būna susitinkam sporto klube, bet matau, kad daug rimčiau varai negu aš. Aš tikslų turiu. Gerai, tikslai yra gerai, mano irgi tie tikslai, visokie būna, bet būna, sako, kažkaip gerai,
palaikyti tą tempą, bet prieš ten, tarkim, finišą, jau kai ten lieka mažiau ten to atstumo, tada jau tokį sprintą dėti. Taip. Tai kartais bandau, bet nežinau, šiandien bėgiau ir man toks jausmas, kad kažkas mane taip virvė priešas ir tik laiko. Ir čia, žinai, ne virvė, o ta guma ir jinai temp. Ir tada jau ten tie paskutiniai kilometrai ir jau jinai taip įsitempus, kad seniai jau viskas. Bet būna tokia kančia, nežinau kaip tau, bet būna man tie pirmi kilometrai, jie tokie, sunkus, iš tikrųjų bėga, galvoju, gal čia stoti, susukti ir namo varyti. Ne, tipo, dar pabėgu ir po kokio 2-3 kilometro jau toks kažkoks vidinis lūžis įvyksta ir viskas jau ten, pradžiai bėgu, iki to saliuko ir sustosiu. O čia gyvūniukas. Oi, labas. Šitą, man yra 3 kilometrai. Ties to yra lūžis. Čia mūsų ar ne? Sveiki. Ne mūsų. Čia viskas gerai. Įsimaudint gal nori. Gal. Tai man 3 kilometrų, ties 3 kilometrų būna tas lūžis. 3 kilometrai taip atrodo bėgi ir kaip ir tu sakai, kad ar tikrai man šito reikia, gal kažką greitai tiesiog praeisėsiu, bet tada 3 kilometrai ir toks viskas. Būna playlistas koks nors, kas užveda ten, nežinau, dainų išgirsti, galvoju, geras čia. Tai jo, muzika šį padeda. Kaip kada, aš nežinau, kartais tu su muzika bėgioji, ar ne? Ką klausai? Aš tai mėgėjas NTS radio, mano yra toksai pastoviausias, nežinau, dažnai anksčiau Spotify ir panašiai, visokius playlistus dėliodavausi, bet galiausiai galvoju, reikia pakeisti, nes ypatingai, kai būna patarė tau ką klausytis, ten tas Discovery ir ten kažkaip tai pastaruoju metu aš pradėjau tokį, viską, ką parenka, nieks nepatinka. Aš taip jau. Taip. Ir dar pas mane tas algoritmas toksai labai susivėlęs, nes dažnai būna studijoje dirbu, tarkim, ateina, nežinau, žmonės, su kuriais kuriam ir panašiai, ir būna, parodo vieną dainą, kitą. Ir jisai tada nesupranta, ką tu čia seniai klausai. Jo, būna arba su vaikais važiuoja mašinai ir ten kažką uždeda. Tai mano tas grojaraštis Spotify'aus yra ant tiek, nežinau, yra nuo visiškai kažkokio tai komercinio pop iki ten undergroundo tamsaus. Tai bet NTS radio man jis toks gal primtiniausias, ten daugiausiai randu visokio, nežinau, gero undergroundo, kaip sakau. Tai tokio, kai bėgioju, tik tai kartais būna, nežinau, ar tu klausysi ar ne, ten yra tokie kaip 2 kanalai, live streamai, gali tiesiogiai transliuoja 2 kanalais ir tu ten, jeigu nejauti ten to kažkokio vaibo, pirmam perjungi į antrą. Tai. Ir kadangi jie transliuoja iš UK, tai ten būna siektas 2 valandų skirtumas, tai kokia 9-10, tai jie įprastai kokia ambientą groja. Nes pas juos tai 7, seniai jie biškai kitam ritmė dar. Visiškai jo, tai kartais būna faina pabėgti ir be tų ausinių tiesiog, šiaip nežinau kaip tu, bet man tai muzika visada dažniausiai groja kažkur tai, ar tai studijoje, ar fone, tai kartais būna labai faina gamtos pasklausyti, taip. Visiškai sutinku, bet kartais, depends kur tu bėgi. Jeigu tu bėgi Vingio parke, tai taip, tas garsas jisai yra gražus ir man netgi visai fainai ir klausyti tų batų čiškėjimo, kur bėgi ir tas visas. Bet būna su ausiniam kažkaip, jeigu tyliai groja, girdi tos kulnus, kaip yra labai pasigarsinti. Tai nežinau, kas čia geriau yra. Klausyk, mes vis tiek turim tą užduotį, didžiausią užduotį kaip ir kiekvienam, tai tu turi užkurti tą laužą ir čia yra palengvinimai. Gerai. Tokie, kur, Aš kiek žinau, reikia tarpus palikti didesnius, tada to būna oro ir kažkaip ta ugnis geriau įsidega. Kada tai vyko paskutinis kartas? Šiaip, žinai, man dažniausiai beveik kiekvieną vasarą, jeigu ten nelaužas, tai vis tiek kažkoks barbecue būna. Aš jau iš karto sakau, davai atmetam barbecue, tos kiaušinius visus šašlaikinę, nes čia, toks, bet okei, bet, grinai lauke, miške, su palapinė, ar išvažiuojat su šeima, ar jau šiandien man viena klientė sako, aš jau, Kalinkino žmona, sako, aš jau atmiegojau savo per festivalius belenkur, ant soliuko, ant solės. Žinai, kas faina, tie visi dalykai, laužas arba ten, būna, tarkim, žvejai. Aš pats nemėgstu žvejoti, nesakau, kad nemėgstu, bet... Akivaizdu, ne? Į ką dūmai. Bet man patinka, pavyzdžiui, kai yra draugas, kuris žvejoja, tada šalia būna labai faina būti, jisai
Nes jisai visko pasirūpina. Ne dėl to, man labiau toks, žinai, meditacinis toks kažkoks tai jausmas. Tiesiog pabūt fainiai gamtoj, pasikalbėti su draugu, taip kaip ir mes darom, čia prie ko galbūt ir norėjau privesti, kad tas laužas tikrai labai fainas momentas yra, kur mes kažkaip įprastai gal kasdienybėje, pamirštam tokius momentus ir darom savo visokius dalykus, tai laužas yra labai geras. Man atrodo, laužas yra tas toks, žinai, ta tokia gražiai akimirka šiek tiek pasimėgaut. Ir kaip ir sako, kad kai žmogus gali amžinai žiūrėti į tekančią upę, bėgantį vandenį, degantį ugnį, skrendantį paukštį, dirbančią žmogų. Tai pavyko. Tai aš tau sakau, čia su tais pagalbiniais dalykais tai viskas įmanoma. Nežiūrė, kaip būna YouTube, kartais būna užtaikyti tam sakiausi tie keisti video tokie, kur survival kažkoks tai ten, kur bičias varo į kokią nors Aliaską ir ten vienas pasidaro urvą. Pasižiūriu. Ir aš žinai, kas įdomiausia. Dabar, šitas, ieškau telefonas kišenėje. O šitą, žinai, kas įdomiausia, aš tikrai bandau prisiminti. Nes galvoju, jeigu aš nedaug dievė atsidursiu tokioje situacijoje, tai aš tikrai žinosiu, kaip užkurti ugnį be žiebtuvėlių ar degtukų, pagaliukų, bet ten kažkokie, ten dar gali žolelių, ten kažkokį tai šieną surinkti, kažką tai ten dar padaryti reikia. Ir aš niekada nieko neatsimenu. Ten daug įvairiausių jų būdų yra, kiek matęs tuose video, tai vienis tais pagaliukais daro, kad tai būna čia virvutė, aplink tą pagaliuką, kad tas sukimo momentas būtų greitesnis. Dar būna su akmenim kažkaip tai, ne? Taip. Padaužo, tada žiežirba atsiranda, bet tada reikia žolės, nes mes taip darydavom vaikystėj su akmenim ir, žinok, pavykdavo. Jeigu dar rimtai tokį Taip. Ir su lūpa darydavom, nes ant saulės irgi patraukė ir tada būna tas spindulys ir jis su padidinimo stiklu. Taip, lūpa, padidinamas stiklas. Tai mokyklai žais, ne mokyklai, kieme ten. Taip. Kaip būna perzinti draugą nori, net koją padegini. Ar būdavo ten darydom tokius, paėmėm medžio kažkokią tai lentelę ir su tuo taip išdegini kokį nors tekstą. Tokius, pavyzdžiui. Bet čia jau mes tik prisimenam, šitie vaikai net nežino, apie ką mes kalbam. Esi daręs? Ne? Su to toks keistas, jis ten iššyla toks ir išdegini labai įdomiai. Dabar turim visokių priemonių, tas pats telefonas, kuris labai to laiką užima, ne, bet gali būti ir dabar visiškai, pavyzdžiui, aš visai neseniai čia skridau į Ispaniją ir ten, gal skaitėt, per žinias buvo elektra dingus. Taip. Tai aš kaip tik buvau antrą dieną atskridęs. Ir kažkaip mes ten ryte išvažiuojam, buvo po 11 ryto, kažkur ten važiavam, neatsimenu, ir buvo tikrai karšta diena, reikia, sakau, vandens sustoti nusipirkti ir stovim degalinėje, žiūriu, viskas užtverta, bičias ant už grotų stovi, sako, nieko čia negalim parduoti, sako, nėra elektros, rankom taip skėčiuoja. Galvojam, gal čia taip užtaikėm toj vietoj, tada važiuojam, kažkaip Veizo programėlės jungia lokaciją ir tas Veizas aš nieko nerodo ir tas padalas taip mažėja ir taip tiesiog satelito tas ženkliukas atsirado. Tai absoliučiai viskas, ne tik elektra, bet ir telefono ryšys, viskas. Tai tas momentas, kai šnekam apie tos... Iš tikrųjų visą dieną, iki pirmos nakties, toje vietoje, kur buvau, tai nebuvo elektros. Kaip jautėtės? Kas buvo? Ką galvojot? Nes informacijos taigi vis tiek tu negauni, nes telefoną neturi, radijo tikrai ant batarkių neturėjot. Ne. Su savimi. Dienos metu tai viskas į fainą, saulutė šviečia, jūra šalia, tai kažkaip vaikštai labai ten nesirūpini. Gal tik tai tas momentas, kad, žinau, kai pavalgyti norėjom nueiti, gerai, kad čia grinų turėjom, nes šiaip tai nieks esmė neaptarnauja, apart kiniečių restoranų. Kažkaip tai, kiniečiai ten visur gerai ir buvo ir toks visai netoli supermarketas, jie kažkaip generatorių pasikūrė, vis tiek dirbo toliau, visi kiti tuo tarpu buvo užsidarę. Tai tas grinų turėjimas kažkaip pagelbėjo šiek tiek, bet jau kai pradėjo eiti vakaras, ta saulė leidžiasi, tada jau toks kažkokias mintis, galvoju, kaip, čia gal jau... Bet turėjote informacijos, dėl ko čia dingo ta elektra, ar visi tokie
būdavo, kad truputį atsirasdavo telefono ryšys kartais 5 minutėms. Tiesiog, staigiai, tai tada eini ten į Google, vedi ten žinias, kažkas skaitai ir tada, tada paskaičiau, kad ten dingo elektra ir ten ieško priežasties. Ten ilgą laiką nebuvo aišku, dėl ko jinai dingo, kažkoks ten tikriausiai įvykis. Tai tai tada, žinau, fainai atsisėdom, ten kažkiek pameditavau, pažiūrėjau į pasileidžiančią saulę, toks buvo labai geras ramybės laikas. Tai viskas kažkaip telefoną nebelabai reikėjo. Tai vat kartais tokie momentai gal visai faina, kai būna, gal atsimeni, ten būdavo tokia žemės diena, kai viena diena, kada visiems rekomenduoja išjungti. Čia man jinai patikdavo, nežinau, ar jinai vyksta dar, ar nevyksta, bet aš tikrai išjungdavau, aš, taip buvau kažkaip fainai man. Tai va, tai gal ten, tikrai, negal, manau, kad to nuostolio ten tikrai Ispanijai buvo daug. Bet kita vertus, galbūt Žemės planetai buvo gerai. Kaip ir per tą patį COVID-ą, ne? Kai sustojo ten visi fabrikai, viskas ir sakė, kad ten Žemėje sumažėjo tas garsas, ne? Tas triukšmas decibelų, kad tokia tylesnė pasidarė. Tai va, žinai, kiek, būna žmonės įvairiai, ten kai kurie puola į kažkokią paniką, nes ta panika ateina iš nežinojimo, nežinomybė, kažkaip ten gąsdina, nežinai, kas bus rytoj. Tai tos baimės tokios yra. Bet grįžtant prie to, kad čia ta elektra buvo dingusi, buvo toks įdomus toks momentas Ispanijoje būnant ir apskritai tą visą savaitę ten Ispanai vis tiek, jeigu yra proga nedirbti, jie tikrai nedirbs. Tai praėjo 2 dienas, tada buvo ta tarptautinė nedarbo diena kažkaip. Ir sekmadienis vėl viskas ten užsidaro. Vienoje savaitėje 3 nedarbo dienas. Wow. Čia tai geras. Ir šiaip ten jie kažkaip dienos metu nelabai dirba, ten daug vietų, jeigu nori ten kažkokią muzikos prekių parduotuvę važiavam, reikėjo ten, nesimenu, kažką nusipirkti ir tiesiog užsidaro gal 2 dienos ar anksčiau, iki kokių 5 nedirba. Taip, nes siesta, nes, ką čia daryti. Reikia, ką ten saulė kaitina, ką ten gerai pagulėti. Pavalgai ir eini miegoti. Klausyk, paminėjai vaikystę. Ir tu iš Panevėžio. Jo. Kaip tas jausmas gyventi Panevėžyje? Aš iš karto, kodėl aš užduodu tą klausimą, pas mane yra vienas draugas, kuris yra iš Panevėžio, ne vienas, aš turiu daugiau, bet jisai toks, kuris sako, žinai, aš turėjau išgyventi. Jam metų kiek man, kiek tau panašiai, ir sako, tam, kad išgyventi aš turėčiau išgyventi mokykloje, aš turėjau pardavinėti narkotikus. Toks, kur, kad tave neužmuštų, tu turi kažkaip pritapt prie to viso vaibo, Panevėžio vaibo. Aš nekalbu dabartinį Panevėžį, jisai visiškai 2 skirtingi miestai. Žinai, gal ir tuo momentu yra šiek tiek likę vietomis ir dabar, tarkim, aš manau, tie visi tokie, tos visos istorijos tokios, manau, kad ne tik Panevėžyje, buvo beveik gal visuose miestuose Lietuvoje. Tikrai taip, bet Panevėžys gal, Jo, jis toksai tikrai buvo ryškus to, kaip vadindavo mažoji Čikaga. Kriminalinių. Bet vis tiek tie visi dalykai dažniausiai vykdavo rajonuose. Aš užaugau centre, prie pat... Panevėžiai yra rajonai. Visuose miestuose yra rajonai, centro rajone užaugau, gerai. Tuo metu ten buvo kino teatras Garsas šalia, dabar, kur šiuo metu yra Stasio kultūros centras, Stasio muziejus, tai nežinau, ar buvot, jeigu nebuvot. Įspūdingas visiškai. Kas nėra buvę, tai būtinai nuvažiuokit, mes praeitais metais darėm ekskursiją po Panevėžį. Tai Panevėžys labai fainai. Tai fantastiškas man tiek buvo sentimentų tą vietą nuvažiuoti, nes ten praktiškai aš ten užaugau, mano kiemas tuo metu buvo tas kino teatras, būtent po toje vietoje. Tai tikrai centrinis. Jo, vis centrinis. Tai mes ten žaisdavom, lakstydavom, nežinau, visko tik nedarydavom. Mes net realiai eidom kiną pažiūrėti nelegaliai. Nes, pavyzdžiui, būdavo centrinės durys, gal nenubaus manęs nieks, nežinau, nepykit. Jau nėra kito kino teatro. Bet, tarkim, kai ateini į kiną, perki bilietą, eini per paradinės duris. Ir, tiesiog nusipirki, eini ten, atsisėdi ir žiūri. Ir kaip kino seansas baigdavosi, per šonės duris išleisdavo žmonės. Taip. Ir ten tokias daro duris, tokias stambios užuolaidos.
Nu ir mes vaikai žaidžiam, žinom maždaug, kada kinas prasideda ir kada maždaug baigsis. Palaukiam, tai žmonės, kai išidinėja, mes staigi ten iš šono užlendam už tokių užuolaidų. Taip. Palaukiam, kol viską uždaro ir tada sulaukiam naujo kino seansą, tada žmonės įsėda ir mes atsėdam į kiną, žiūrim kiną. O taip. Tai čia toks privalumas, nežinau, gyvenant centre galbūt. Dar šalia mano namų buvo konservų fabrikas, ten prie pat Senvagės, nežinau, ten konservus kažką ten dar gamindavo. Ir būdavo ten toks įvažiavimas į konservų fabriko kiemą ir ten tokie sunkvežimiai atvažiuodavo, dažniausiai ten pilna obuolių prikrauti. Ir tiesiog prišokdavom prie to sunkvežimio iš galo, kol ten tos vartus atidarinėjo vairuotojai, mes tas obuolis imdavom. Nu, tokių, sakiau, ką žinau. Bet tai yra puikiai vaikystė, apie tai ir yra, man atrodo, vaikystė, va tokia, va, žinai, kur tu, nu, darai kažkokius tai dalykus, nu, kurie, nu, yra vaikiški, nu, čia, žinai, joks kriminalas, nu, Tai, toks. jo, tai, žinai, tas, nu, tuo metu tikrai aš, tikriausiai gal panašių metų augom. Nu, buvo tie 90-ieji, tokie tie vadinami laukiniai, kur tikrai ten daug vyko visokių negerų dalykų. Bet vyko tų pačių gerų dalykų. Ir, Nu, kaip suprantu, kad tavęs, nu, kaip ir iš esmės centre, Nu, nu, buvo. ne tik tave, bet nu, tai pavyzdžiui, nelabai... turėjom mes tokią studiją, mes grojom metalo tokią grupę. Tai tavo pirma grupė, nebuvo, kur tu jau taip... Nu, tuo metu tiesiog viskas, man sunkusis rokas, gitaros, man labai kažkaip į tą pusę traukė. Ir žodžiu, ir mūsų studija buvo prie pat biliardinės. Ir kur ten ateina tiesiog bachūrai pažaisti biliardo. O mes ten ilgais plaukais su gitarom ir sako, ateik čia, žinai. Ateik čia rytoj 5 litų, sako, atnešk. Ten kažką stovi toks. Kiek tau metų buvo tada? Ką, nu, nesimenu, 14, 15, kažkas tokio. Atnešdavai? Ne, niekada. Ne, 5 litų tikrai niekam nenešiau. Tai kaip išsukdavai, kaip negaudavai į galvą? Nu, vis tiek, nu, kažkaip tai yra banditai. Nu, žinai, visada, kai būna kokia nors situacija, tu gali konfrontuoti, tarkim, ir jeigu tau kažką tai kandžiai pasako, tu gali kandžiai ir atšauti, ne? Bet kartais, nu, kai būna tas posakis toks labai jau nuvalkėtas, kai sako, daug durnių kelia, arba ten. Tai visada, žinai, nu, galbūt ne visada, bet dažnu atveju gali, nu, kaip nors, žinai, protingiau išspręsti situaciją vietoj smurto ar ten kažkokių tai kandžių replikų, gali tiesiog ar praignoruoti, ar ten galbūt rasti atsakymą ir žmogus pasimeta. Tada jis tikisi kažkokios tai, žinai, puolimo atgal, o jeigu ten, žinau, tu jam neduodi to. Mandagiai atsakai. O tu jam gėlytę duodi. Jo, va. Nu, tada, žinai, pavyzdys ir taip, ką aš čia jam dabar padaryti, nu, tai neišeina kaip. Žinai, daug atvejų yra tokių, bet, nu jo, tais, žinai, laikais visi bernai, dauguma bernų vaikštavo tais tokiam šukuosinam, kaip aikštelė vadindavo, arba ten kaip šonai, ateina kirpykla, bišas sako, šonus po pirmų, viršų po antrų. Tai, o tuo metu turėjau ilgus plaukus, turėjau tokią džinsovkę, tada nugaras koks nors, nesimenu, Metallica, AC/DC, Depeche Mode, ten DM, nu, visko tam. Tai jo, toksai, žinai, buvo tas momentas, kai toks atrodai, nu, kontekste tų visų kitų bernų, žinai, ilgaplaukis, sakydavo, banglos, ateik čia. Nu taip. Bet aš manau, kad yra ir dabar gal čia, žinai... Tai tave užgrūdino iš esmės, ar tai, nu, išmokė kažko? Nežinau, man, žinai, kaip yra, kai nelabai kažkaip įdomu, kažkaip buvo dalykai, kurie įdomus labiau ir kažkaip šitas man taip tiesiog praeidavo pro ausis ir tiek. Man tai aišku būdavo nesaugu ir kartais vakare ten vaikščioti tam tikrom vietom irgi atrodydavo čia taip, nu, vis tiek tokia, yra toks pavojaus kažkoks tai, kad kažkas gali nutikti. Nu, vis tiek kažkaip stengiesi išvengti Bet tu buvai sportininkas, iš esmės. Nu kaip, tiesiog sporto vidurinį mokinausi, toks aš sportininkas. Bet tai nebuvo sporto šalia, kaip ir, nu, tokio, kad buvo tu privalomas... nebijojai, kad eit, kad maždaug toks irgi, nu, jeigu ką duočiau gražos. Čia gal vėliau ta tokia drąsa atsirado, jau gerokai vėliau, kai pradėjau vaikščioti sportuoti pas tokį trenerį Gytį. Kickbokso treneris, tai jis man tos labai tokios
drąsos įnešė, dažniausiai būdavo, kai ten sparinguotis eini ir koks nors priešininkas už tave, nežinau, 2 galvom aukštesnis, nu, tikrai baisu tavo net tos rankytės nedatraukė, žinai. Bet, nu, jisai mane išmokino, sako, išmok prisijimti, žinai, jeigu gauni malkų, nu, tai tiesiog nesisigušk į kampelį, žinai, o atstovėk tas. Ir tada, žinai, kartais gauni ten į akį, žinai. Taip. Žinai, kas tai yra. Bet gaudavai akį? Nu, per sparingus esu vieną kartą gavęs iš kojas, dar prieš filmavimą reikia kažkur filmuotis ir čia tiesiog su fanaru vaikščiau. Bet vis tiek kažkaip po to tos drąsos tiek atsiranda daugiau, nes nu, tiesiog kartais mažiau tos baimės. Vėlgi kaip ir pradžioj šnekėjom, kad ta baimė kartais iš nežinojimo ateina, ne, kai žmogaus fantazija, žinai, kokia labai beribė yra ir ten, kai gali prisigalvoti visokių scenarijų, kurių galbūt nėra ir tos baimės gali savo prisigeneruoti begalybę. Tai, bet grįžtant prie Panevėžio, tai buvo ten labai fainų dalykų, ne tik ten marozai skustom galvom. Kada atsirado muzika pas tave? Nu, nes, kiek žinau, kad ta metalo grupė jau jinai... Gal, sakyčiau, taip, 14 daugmaž metų išgirdau kažkokį kūrinį, mes buvom su pusbroliu išvažiavę, o dabar kažkaip koją taip laikiau ilgai. Aš stebėjau, žinok, ir aš galvoju, kai man pirštas vaikais kažkaip. Kaip tu taip drąsiai prie to laužo, bet galvoju, nu gerai, žmogus turi jau. Ne, čia taip tas akmenukas toks yra ir patogu pasidėti. Bet po to jau kažkaip va, taip patraukiau, aš nekur jaučiu, kad tas pirštas. Okay. Būk atsargus. Tai va, tai kažkur man apie 14 galbūt buvo metų. Tiesiog buvom su pusbroliu atostogos vasarą prie ežero, kažkur tai gal prie Tauragno lygtais. Ir tiesiog beinamas per miestelį išgirdau grojant kažkokį gabalą, jis ten buvo kažkoks rokavas gabalas. Aš nepamenu, ar tai buvo Guns N' Roses, ar AC/DC, kažkas iš to. Ir ar ten buvo gitaros partija, kažkaip man labai taip atkreipiau dėmesį į tai ir man tas atėjo noras į tą muziką, galbūt tas pirmasis instrumentas ir buvo gitara. Bet šalia gitaros buvo dar vienas įdomus instrumentas. Tai čia vėliau buvo, kontrabosas tikriausiai. Taip. Jo, tai čia jau vėliau. Okay. Tai žinai, bet vis tiek palaipsniui kažkaip man traukė, vėl takoja mane prie techniniai dalykai. Ir, nu, tarkim, kad ir pradėjau nuo sunkaus roko, nuo metalo, vis tiek būdavo įdomu, kaip vyksta tas įrašas, kaip įsirašo instrumentai studijoje. Jo, kai ten tada įrašinėjom būgnus, atsimenu, kažkuriuo metu ten įsigijau ritmo mašiną tokią, mažytę, ir man buvo toks, wow, čia galima padaryti beatą ir galima groti kartu su instrumentais, jis yra tarsi būgnai. Okay. Ir man čia toks kažkoks iš techninės pusės toks įvyko kažkoks lūžis galvoje ir pradėjau labai gilintis į tas techninės žinias, kai visi tie garsai yra įrašomi ir jie sumontuojami ir jie padaromi. Ir man kažkaip savaime po truputį vis labiau linkau link tos elektronikos ir ten tada pradėjau klausytis viskiausių tokių, nežinau, gal teko girdėti Nine Inch Nails, toksai, tokia muzika kaip mes vadindom industrial metalas, kur šiek tiek elektronikos, bet dar yra to tokio sunkaus roko vaibo. Tai po truputį kažkaip vis tiek ėjau nuo metalo, to muzikos link elektronikos, bet dar toks vienas momentas lūžis buvo, kai įsidarbinau radijo stotį, dirbau naktiniu didžėjom, tuo metu buvo toks Nevėžio radijas, kuris gaudavo transliacinės valandas, žinau, nenoriu sumeluoti, bet tiksliai, bet, žodžiu, buvo tuo metu ultravyris. Taip, žinau. Ir Panevėžy buvo Nevėžio radijas, kuris transliuodavo ultravyris bangom tam tikrom valandom. Okay. Nuo ten kažkelintos valandos po piet iki ten, nepamenu. Ir aš įsidarbinau tą radiją, naktinį didžėjom, sėdėdavau prie pulto nuo 12 nakties iki gal 7 ryto. Ir, nu, dabar tai viskas daug lengviau yra, nes tu gali tiesiog kompę suprogramuoti listą ir jis ten groja automatiškai. O tada tau reikėjo viską rankom, ne? Tu, vat, nuo 12 iki 7 tiesiog išsirinkdavai ten tos gabalus ir
Ir aš toks buvau, nu, tiesiog toks klausantis to. Aš anksčiau taip, žinai, aš priprasdavau prie kelių grupių ir jie dažniausiai jas ir klausydavau. Tai. Labai iš to kažkaip rėmo neišeidavau. Ir atsimenu, tą pirmą dieną ateinu šitą radiją ir taip siena didžiulė, vien kompaktiniai diskai, daug muzikos, nu, visokiausias, ten, nežinau. Ir man toks kažkoks atsidarė čia toks vat, čakra. Galvoju, yra tiek daug muzikos, o dirbti naktinį džem, tai žinai, labai gera proga susipažinti su tą muziką. Visiškai. Nu, bet būna tokių momentų, žinai, miksuoji ten tas dainas, nori eiti į tūliką. Tai ieškai gabalo, kuris yra ilgesnis. 6 minučių. Tai aš atsimenu, žvengdavom, būdavo kažkoks Guns N' Roses, ar tai November Rain, ar kažkoks gabalas, kuris tikrai labai ilgas, nežinau, kiek tų minučių ten, bet pakakdavo nueiti į tualetą ir numerį 2 padaryti, žinai. Taip. Tai būdavo kartais, kai pats nedirbi, žinai, ir naktį ten, tarkim, pats sėdi su draugais prie laužo ir girdi, kad tas gabalas groja, galvoja, bičias varo į tūliką. Rimtai čia toks kaip ir ženklas. Jo. Tai tikiu jo. Klausyk, o ką tėvai, nu, kaip jie priėmė tą tavo, kad tu domiesi muziką, nenorėjo, kad tu taptum ten, nežinau, teisininku ar ten dar kažkas. Šiaip labai palaikė mano tos visus pasirinkimus. Gal vis tiek ne mano visi pasirinkimai, dauguma jie buvo tokia labiau gal meninės pakraipos, o mano tėtis dirbo tuo metu fotoateljė. Tai aš labai dažnai būdavau pasidarbę, ir pasidarbę būdavo daug fotografų. Tai aš taip, mano fotografija tokia antra aistra, dabar gal pastaruoju metu šiek tiek rečiau fotografuoju, bet labai mėgstu analoginę fotografiją ir mėgstu fotkinti su juostom ir pats rankom ryškinti. Man toks yra panaši terapija, tarsi sėdėti prie laužo, ryškinti juosteles. Meditacijos forma tam tikra. Jo, nes čia labai tom temam šokinėjom, bet kadangi jau priėjom prie tos fotografijos, tai žinai, kai būna, tarkim, fotkini su telefonu ar ten kokio nors skaitmeninių fotoaparatų, tas labai viskas greitai vyksta ir kartais būna tu fotografuoji, net nepagalvoji, tiesiog spaudinėjai ten 10-20 kartų ir galvoji, kažkuris kadras bus vykęs. Taip, aš labai atsiprašau dabar apie tą kadrą, aš tiesiog bandau dar kažkaip kaimynį ir aš, ta prasme, look. Nežinau, ar matas per kameras, bet pasižiūrėkit. Ta prasme. Gal vėliau bus galima įmontuoti, ne? Tai yra kažkoks kosmosas, nes aš šiandien kaip tik skaičiau kažkur, kad dėl tų visų ten dūmų viskas viršų iš Kanados atėjo, bus saulėlydis. Kanadietiška saulė. Taip, dabar iš Kanados ta saulė atėjo, tai čia importinė, žinai. Gerai, aš dabar kai važiavau pas tave, tai irgi taip, kaip ir sakai, toks buvo dangui, tokia labai ryški, bet taip keistai labai atrodė, per tokį tarsi rūką, nežinau. Tai vat ir dabar matai, kad tai yra tas kaip ir rūkas, atrodo debesis, bet čia yra tas importinis rūkas, tie debesis importiniai kanadietiški ir su saulė. Bliam, man kosmosas. Peizažas Lietuvos. Čia specialiai tau kažkaip užsakėm. Ačiū, dėkui labai. To, kad neišėjo praeitą kartą nusifilmuoti. Šiaip žinai, kartais būna tie tokie orai nepatogus mums, kai sninga ar lyja, bet jie dažniausiai labai gerai kadre atrodo. Tai būna kažkiek kančios pasifilmuoti, bet už tai vėliau kaip fainai. Fotografija. Tai va, žinai, būna tas momentas, kad tiesiog prifotkini ir ten galvoju, grįšiu čia prie kompo atsirinksiu, ar ten vėliau pažiūrėsiu, tikrai bus ten nuotrauka kokia nors vykusi. Fotografuojant su juosta yra toks momentas, kai tu pagalvoji, tarkim, prieš spausdamas mygtuką, nes dažniausiai taip darai, nes turi labai limituotą kadrų skaičių ten. Tai ir galvoji, ar tau iš tikrųjų čia reikia to kadro. Ir labai gerai pagalvoji prieš tą mygtuką spausdamas apskritai, ką tu čia fotografuoji, ką tu veikia. Ir tas momentas pagalvojimo man asmeniškai labai svarbus, nes jisai prieš bet ką darant vis tiek kažkaip sugrįžti prie to, apie ką tu čia viską, jeigu, tarkim, kalbant apie fotografiją, tai ką tu nori, žinau, įamžinti, ką tu nori nufotografuoti ar Tai ištransliuoti, kokia žinutė tu nori. Ir tada, žinai, kai saugai tos, kad tada žiūri, tada apžiūri su akim ten visus kraštukus, ar ten kadruoti yra gera. Toksai prasideda jau ten, oi, dieve, čia nėra ribų. Tai pagauni tokį tą momentą, kaip
tarsi kažkokį žaidimą ir ta fotografija tikrai labai pasidaro toks fainas labai momentas, vėlgi va toks kaip terapinis prie laužo, kuris tave, tiesiog gera ir tiesiog pafotkinti su juostele. Tai, o vėliau, kas dar būna faina, tai vis tiek to rezultato gi nematai iš anksto. Tai gali tik tai numatyti ir jeigu tavo, nežinau, techniniai įgūdžiai yra geri, tu maždaug gali įsivaizduoti. Aš atsimenu pasitėti darbę keletą būdavo fotografų, kurie pasižiūrėdavo taip į dangų, į saulę ir sako, okei, čia toks ir toks nustatymas. Tai va čia aš skaitau labai aukšto lygio skillsai yra. Visiškai. Tai va, kai daug kartų tai darai, tu irgi tos įgūdžius išsilavini ir tau, tiesiog, tai smagu yra. Tai vis tiek tu apgalvoji, tu pamastai, kad tu nori fotkinti ir vėliau praėjus daugiau laiko, kai jau ryškini tą juostelę, tu gauni dar antrą malonumą, tą atradimo džiaugsmą, ne? Galvoju, geras, aš ir tai fotkinau, nes jau galbūt pamiršau. Kartais būna, jeigu ten nelabai intensyviai fotkini, ta juostelė guli ten mėnesį ar du ir ten, nežinau. Arba šis pamiršti, kad fotkini. Būna atrandi po metų laiko ir galvoju, wow, kas čia. Čia yra stebuklas, visiškai. Va šitas dalykas man, kai tu sufotkini ir tada lauki išryškintų tų nuotraukų ir tada tu žiūri, wow, nerealiai. Atradimo džiaugsmas. Toks. Jo, atneša daug laimės. Mums reikia gyvenime dalykų, kurie neša laimę. Aš manau, ne, tai kiekvienas atrandam savo kažkokių tai. Man va laimė, aš žiūriu tą saulę vis dar, jinai dar leis, taip, galėjau atsisukti drąsiai ir pasižiūrėti, nes, Dabar tai paslinko dar iš šono. Taip. Gerai čia nuskil. Labai gerą lokaciją čia radai. Ačiū. Ačiū jums irgi, dėkui. Nežinau, kad nematot, bet mes čia turim daugiau žmonių. Ir va tokias lempas gražios čia. Žmonės gražios, lempas gražios. Jo, tai tėvai neprieštaravo, kad tu pasirinkai muziką arba ir iš esmės... Bent jau mane sakė, kad prieštaraujam, bet dažnu atveju palaikydavo. Aš manau, palaikymas labai svarbu yra. Nežinau, ar tai būtų vaikystė ar ne vaikystė. Vaikystė, aišku, gal ryškiau, tie visi dalykai svarbiau yra, vis tiek žmogus asmenybė formuojasi. Bet ir šiaip, žinai, būna draugai ten kažką, tai ryštasi kažkokią kelionę, arba ten, žinau, tu, pavyzdžiui, darėjai rekordą, ne? Taip. Vis tiek faina, ne? Atėjo draugų, tėvai daug palaikymo, vis tiek tas palaikymas padeda, motyvuoja, jautiesi geriau ir panašiai, tai palaikymas labai svarbu yra. Ir apskritai reikia palaikyti draugus ir, žinau, artimuosius. Visiškai pritarim. Aš paragausiu šitą, gerai? Jo, žinoma. Geris, čia galim nesmagti. Aš dabar ragausiu gėrio. Vieną kartą, žinok, ragavau, bet kitokios spalvos. Nors, suprantu, čia sveikas dalykas. Jo, jis man kažkaip serbentų. Aišku, kaip sveikas dalykas gali būti skanus. Man, žinai, labai gerai treneris. Tarp kitko neblogas. Mes svarbiausia susirūkt, žinai, pirmą. Visai neblogas. Tokia rūgštelė yra, bet šiaip gal tas, jo, prieš tai geltonas mažiau skanus buvo. Buvo šitas šaltalankių. Ačiū. Jo. Man treneris yra pasakęs. Paklausė, sako, skanu buvo? Taip. Reiškia su cukrum. Man taip įsiminė šitas dalykas ir iš tikrųjų, jeigu tu paimsi, dažniausiai kažkokį skanų dalyką, vis tiek bus kažkokių tai dalykų, kaip paskanintų, kad jisai suteiktų tau tokį kažkokį malonumą. O tu labai, labai čekinį cukraus čia lygį maiste? Ne, aš nelabai tai darau, bet aš tikrai sąmoningai atsisakiau bandelių. O čia tai geras. Ir ten tortų, pyragų kartais tikrai suvalgau. Šiandien suvalgiau beje mažiuką tokį veganišką kažkokį ten gabaliuką prie kavos ryte. Tai vat. Aš pas tave važiuodamas suvalgiau ne šokoladuką, bet tokį halvos, žodžiu, stovau čia supermarketą važiuodamas. Labai troškinu, norėjau kažko atsigert, nes pirkau matės gėrimą. Ir norėjau kažkas saldaus, halvos to tokį, suvalgiau du šitos. Bet halva yra irgi natūraliai, nes ten geri riešutai, mano. Tikriausiai, bet su kažkokiu ten labai saldu, tai nežinau, tas cukrus ten, gal. Whatever. 2006 metai. Ok.
Kas tai buvo? Leonas išskrenda į Londoną. Nu, geras, wow, čia primiršau, nes Londonas, ne? Taip. Geras, wow. Kodėl? Kas ten? Nu, vat, jeigu tam Kodėl Londonas? Kodėl ta mokykla? Truputį nuo vaikystės, daug metų svajojau būtent apie tą mokyklą, bet galbūt labiau svajojau apie ją Australijoje. Nežinau, kodėl ta Australija, bet man šiaip vis laiką Australija, nes ta mokykla šiaip, man rodo, pirmas miestas, kur atsidarė, tai buvo Australijoje, liktais Brisbane, dabar negaliu patikrinti, bet atrodo, bet Australijoje. Taip. Nu ir kažkaip ten norėjau šitą mokyklą, daug metų, kartais primiršdavau, kad noriu tą mokyklą, bet vis prisimindavau ir kažkaip laikiau tą savo tokį tikslą. Ir, nu va, tie 2006 metai, pažiūrėjau, ta mokykla yra Londone ir šiaip nusprendžiau įstoti ją mokintis. Tai ir ten mokinausi audio inžineriją ir elektroninės muzikos productioną. Tai, tavo yra žodžiai vieni, išvykęs mokytis į Londoną, įsiminėjęs, kad pasijutai tarsi nieko nemoki. Nu, buvo momentas toks, tuo metu tikrai galvojau, gal labai gerai moku angliškai šnekėti. Ir angliškai šnekėti ir dar Londone yra... Išvažiuoju Londone, nemoki angliškai ir... Ta prasme, nu, žinai, tokia gatvės ta kalba, ar šiaip kažkokia generic, supratau, kažkaip viskas atrodo ok, bet žinai, kai yra audio inžinierija, kai yra, žinai, visokios lygtis, formulės įvairiausios, žinai, ištraukti trupmeną, šaknį, skliausteliai, kabutės, kabletaškis, va tie visokie terminologija, visa šita anglų kalboje ir dar plius su britišku akcentu, aš tiesiog pirmas savaitės, tiesiog man taip ausis linksėjo ir galvoju, kur aš čia papuoliau, kas čia vyksta. Tai buvo tas momentas, gal tikriausiai tai turėjau omeny, tai sakydamas, kad nieko nesuprantu. Jo. Tai jo, užtruko laiko, dar atsimenu, buvo egzaminas ir... Stojimo egzaminas buvo? Ne, vėliau, nu, tarkim, ten darai viskas užduotis ir egzaminas buvo vienas toksai, kad stojo britas, dėstytojas, užduoda tau klausimą ir turi timerį rankoje, ten per 2 minutės, berods, priklausomai nuo klausimo sudėtingumo, gauni kažkokį intervalą ir jis savo to britišką akcentą pasako, ten sujung tą ir tą, padaryk ten, kad paspaudus play mygtuką, kai viską jau būsi padaręs, kad grotų ten koks nors kick dramas su sidechainu ir ten atsidarytų koks sine wave'as ir panašiai. Ir darydamas tą užduotį, jis stebi tave dar, kur tavo rankos eina. Ir jeigu tu mato, kad tu ten į tą pusę grybauji, tu ten įtakoja tavo balą. Taip. Ir, nu, buvo tikrai toks vienas tas egzaminas tikrai pakankamai stresinis, nes vis tiek užtrunka laiko, kol vis tiek nėra gimtoji kalba ir dar plius tas akcentas, toksai ryškus, vis tiek užtrunka šiek laiko, kol tu suveiki pilnai. Taip. Ir tada jie pradeda daryti. Tai jo, buvo keletą tokių egzaminų, kurie buvo sudėtingi, bet vis tiek viskas pavyko galiausiai. Buvo užduočių, kurios man buvo labai įdomios ir dariausi ten didelį malonumą ir tikrai gavau labai aukštų įvertinimų. Tai buvo vienas labai fainas momentas, kai padariau egzaminą užduotį ir po paskaitos dėstytojas atėjo ir sako, gali parodyti, kaip čia padarėjai. Tu bent jau supratai, kaip tu padarėjai? Jo, čia buvo fuksas. Ne, ten buvo iš tikrųjų. Aš tiesiog dirbau su Logic Pro tokia programa ir ten labai gerai išmaniau tą programą, nes nuo jos beveik pradėjau ir visą laiką, kai būdavo kažkokios užduotys susijusios su tą programą, man būdavo didžiausias malonumas, nes šitą programą tiesiog žinojau nuo inside out, kaip sako, visą nuo pradžių iki galo. Tai atsimenu, šitą užduotį gavau 96% kaip įvertinimą, man buvo toks, wow, jėga, tai didelė motyvacija. Ir tą kūrinį pavadinau Senvagė. Ir atsimenu, draugas, aš nusinčiau jam paklausyti. Sako, čia įdomus gabalas, prancūziškai senvaž, ką čia reiškia, žinai.
Sakau, čia ne prancūziškai, sakau, čia Senvagė iš Panevėžio yra. Bet, žinai, tai pradėjom juoktis. Tai va, to Panevėžio, žinai, šiek tiek kažkiek stengiuosi nepamiršti ir vis tiek fainai. Aš augau prie to Senvagės šalia, tai man jo tokie sentimentai. Tai jo, tai va tas kūrinys, už kurį gavau labai aukštą vertinimą, jis vadinasi Senvagė, arba, kaip mano draugas sakė, Senvaži. Sako, čia per prancūziškas žodis. Senvaži. Jo, tai, nu tai va, tai... Buvo momentų, kada norėjai viskas. Išeinu, nebenoriu, baigiau šitą mokymus anksčiau laiko. Jo, Buvo momentų. būna kartais tiesiog toksai, kaip sako, namų ilgesys toksai aplanko, ne, homesick, ar kaip ten vadinasi tas. Tai, aišku, ateidavo tas momentas, bet manau, kad čia normalu. Vienu metu, kai jau grįžau į Lietuvą po ten beveik 3 metų, tai labai norėjau grįžti į Lietuvą ir aš galvojau, nenorėsiu iš tą Londoną atgal. Po to praėjo laiko ir buvo tas sentimentų ilgesio, galvojau, kaip fainai vis dėlto buvo tam Londone. Tai tokias bangos aplankydavo, bet nežinau, buvo geras laikas tiesiog, jo, fainiai tie metai praėjo ten ir daug išmokau, daug susipažinau žmonių. Aplankiau visokių įdomių renginių. Bet tuo metu prasidėjo su Juste, ne, karjera? Mes kartu šiaip išvažiavom į Londoną. 6 metais? Jo, tik ten įstojo į kitą mokyklą. Okay. Tai jos mokykla buvo visai kitoj Londono pusėje. Jis buvo vakarų Londone, mano mokykla buvo šiaurės Londone. Okay. Caledonian Road tuo metu, bet dabar jau ta mokykla persikraustė į dar kitą lokaciją. Tai ten visai netoli Camden Towno. Ir kartais mes po paskaitų eidami Camden Townas, yra tas po food marketas. Ir viskas, kas po tam tikros valandos, kai jau ten turgus eidavo į pabaigą, visas tas food courto maistas būdavo pusę kainos. Okay. Tai dažnai eidavom pavalgyti tiesiog Camden Towną po paskaitų, nes tiesiog, kodėl ne, esi šalia. Kaip prasidėjo tas duetas? Kaip prasidėjo, kieno tai buvo mintis, idėja, o gal pabandom kažką čia kartu? Mes Žinai apie santykius kalbam. Tarp kitko pirmą kūrinį rašėm dar prieš važiuodami į Londoną. Mes buvom pora. Nežinau, ko čia, ar kad buvom pora, ar kad pirmą kūrinį. Tai pirmą kūrinį rašėm, kuris vadinosi Parduodu muziką, tai mūsų pati pirmoji daina. Arba Parduodu tau savo muziką, mes vadindom. Tai buvo čia mūsų pirmas gabalas prieš kelionę į Londoną. Tai mūsų muzikinė, kaip čia bendra veikla prasidėjo, ar karjera, prasidėjo prieš Londoną, jo. Tai, o Dieve, čia 26 sakė, ne? 26, bent jau pas mane pažymėta, kad 26 išvažiavai, nors paskui yra pažymėta, kad 2005 kaip ir prasidėjo su Juste visas tas bendravimas jau, kaip ir tas... Artimesnis bendravimas, tai jo. Tai jo, iki 20 metų. Prieš. Dieve, taip ilgai. 20 metų, įsivaizduoju. Dar 25, ne? Tai, taip. Taip. Wow. Jo. Kada čia dabar buvo paskutinis koncertas? Vingio parke. Vingio parke, praeitais metais. Praeitais metais. Jo. Geras. Kaip 19 tas laikas praeina 20, gal mes kažkaip jau buvom fiksavom tą. Tai gali būti, kad anksčiau gal oficialiai, nežinai, ten tie skaičiai tokie. Mes praeitais metais, jo, kai akcentavom tą sukaktį 20-metį, tai jos toksai, net taip, žinai, kai būna kasdien kažkaip darai dalykus, tas laikas taip prabėga, kartais kaip pagalvoji retrospektyviai iš anksčiau, žiūri, kad, o Dieve, iš tikrųjų praėjo 20 metų. O 20 metų iš esmės yra... Solidus toks skaičius jau. Absoliučiai. Bet žinai, aš kažkaip, labai faina tikrai ir mes labai manau, kad gerai paminėjom. Bet dar kažkaip nesinori man nerti tą tokį, žinai, čia praeitį jau tiek padarėm, čia tiek metų. Man kažkaip dar, aš taip jaučiuosi aktyviai, dar noriu daug dalykų padaryti, žinai. Ir galbūt jau, kai jau įsisemsiu ir nebeturėsiu to įkvėpimo, tada galbūt atsisėsiu ir pradėsiu ten kalendorių žymėtis ten dienas. Bet dar noriu biškį pavaryti, žinai, dar noriu padaryti daug dalykų. Mes su Juste, tarp kitko, šiandien buvom sutikę studijoje jau
bandom taip neskubėdami, nieko neforsuojam, bet po truputį pajudinam kažkokius tai kūrybinius dalykus, tai bandom Tai galbūt atsiras kažkas naujo su Juste? Bus matyt, mes taip labai palikom daug laisvės tam, jeigu mums, nežinau, pavyks, manau pavyks, nežinau, galbūt kažkas, bet mes, nežinau, mes labiau galvojam gal apie, kad kažką faino įrašyti dabar, padaryti kokių nors kūrinių kartu ir tada jau galbūt kažkaip natūraliai viskas susidėlios, bet per daug tai prisiplanuoti nesinori, nors tiesiog pasimėgauti tiesiog kūrybiniu procesu, jo, visiškai. Tai va tą ir darom dabar. Žinau, kažkodėl tai aš čia viduj taip labai gerai jaučiuosi, žinai, tu dabar pasakoji ir taip viduj man taip šilta ir gera. Matai, šiltum laužą? Aš laužą mažai jaučiu, nors jaučiu. Tu toliau sėdi. Man žinok, tikrai nešalta. Aš galėčiau pasitraukti kėdę, bet nežinau, čia gal kameros, jeigu nustatytos, tai yra. Galiu truputį, nes jau prieš tai tas pirštas man kaito. O dabar jau pats jautė, ne? Dabar jau keliai kaista, jo. Feel free. Ok, ačiū. Jo, žiūrėk, kad tau patogu būtų tik tais. Dėkui. O, apškai. Viskas gerai. Jo. Tai va, tai man toks labai šilta, labai gera ir toks labai, nu, kaip, nežinau, kažkodėl tai džiaugiuosi to nelenka. Ačiū. Džiaugiuosi to, nežinau, labai fainai, nes aš tikrai buvau didelis gerbėjas jūsų dueto ir... Nu, jėga, labai ačiū tau, taip kažkaip jautriai dabar pasijaučiau, bet fainai. Žinai, labai džiugu yra, kai kuri kažką darai ir kažkam tai nuo to yra labai gera ir sukelia kažkokius tai gerus jausmus, tai labai sustiprina. Nu, bet kurio atveju, žinai, ta kūryba, jinai nėra... Tu, nu, taip, kuri savo, bet iš esmės tu kuri žmonėms, ne? Nu taip reikia dalintis, savo vienam kurti, daryti, nu labai nuobodu yra. Tu tada ten savo studijoje klausytis ir viskas, o čia tu, nu, darai ir duodi ir tu vis tiek laukia, ne, to kažkokia tai... Nežinau, ar matei, toks filmas buvo apie bičą, kur ten baigė mokslus, sudegino savo pinigus, mašiną kažkaip ten nuvarė į griovį ir išvarė į Aliaską vienas gyventi. Nu, žodžiais, galvoja, bus laimingas, atsiribojęs nuo visko materialaus to pasaulio. Ir galiausiai ten gyveno toj gamtoj ir suvalgė kažkokį tai, ar tai augalą, ar tai grybą, ne, grybų gal ten nelabai auga to sniegynų. Gal uoga kokią nors kažką tai suvalgė ir, žodžiu, ten pradėjo blogai jaustis ir suprato, kad jau tuo jau jisai iškeliaus ir suvokė tą momentą, kad va, vienas jisai neras laimės, nes tiesiog neturi ko pasidalinti. Tai va, tai apie tą, čia kažkaip liūdnai nuėjo. Aš čia visas nuo šito, bet nieko, fain, gerai. Gamta. Jo, dalintis, manau, yra geras dalykas, dalintis gražiais, žinau, darbais, gražiom mintim, kažkokiais įspūdžiais. Tai sustiprina ryšį tarpusavį, tai tiek draugystės, tiek apskritai. Tai va, labai ačiū tau, kad tau. Labai prašom, labai man... Taip gražiai pasakėjai. Aš tikrai esu, kaip ir žinai, dalintis, taip pat ir mokėti žmonėms sakyti, ne tai, kad gražius dalykus, bet iš esmės tai, kad tu galvoji, nes nu, tikrai mes dažnai pagalvojam, o kokie ten, nežinau, graži daina, o ten, nežinau, graži suknelė, kaip iš mano profesijos, o kokie gražus plaukai, bet mes to nepasakom, ne? Ir paliekam tą savo ir... O kaip gražu pasidalinti ir pasakyti, žinai, tam žmogui, nes... Tikrai taip. Nu... Vis tiek, žinai, motyvuoji, nėra labai sunku, ne, pasakyti gražiai atrodo arba gražus tavo... Nesunku, Leonai, bet kodėl nesakom dažnai? Nu, kartais būna galbūt žmonėm, nežinau, nedrąsu yra ištarti kažkokį tai žodį. Bet pasakyti šūdą kokį nors, drąsu yra, žinai, ne, ir lengva. Apie tą šūdo pasakymą, daugelis, kas va tai daro, dažniausiai būna sėdi iš savo kažkokio ekrano, ten kur nors, žinau, kambarį ir anoniminių dar kokį nors vardu pasivadinę. Tikrai taip. Tikrai labai drąsus būna, bet dažniausiai atveju, kai reikia į akis tai pasakyti, neišdrįsta. Tai ta drąsa kažkaip išgaruoja to tokio kažkokio negatyvo. Tai čia labai dažnas atvejis iš tikrųjų. Tai...
Man ypatingai yra, tikrai nemažai kartų yra tekę gauti visokiausių žinučių, kur ten bando įžeisti, ten kažkokį tai komentarą parašo. Tai man tikriausiai čia tokia realybė, neišvengsi tų dalykų, tiesiog mokaisi priimti tai, bet jeigu tavo, nuomonė tvirta, tu įsitikinęs, ko tu nori ir ką tu darai, jeigu tiki savo idėją, savo tikslu, tai tie komentarai, gali kažkiek galbūt suerzinti, gal tau nemalonę dieną padaryti, bet vis tiek, kaip pagalvoji ir prisimeni, koks tavo tikslas, apie ką čia viskas, tai tie visi tokie negatyvūs dalykai, jie nublanksta labai greitai. Tai, tas, aišku, emocinis fonas būna, gali tikrai, kūrybiniai žmonės, aš manau, jie yra apskritai labai jautrus. Ir tie, visokie negražūs žodžiai, tikrai gali įžeisti. Jie palieka kažkokį pėdsaką ir, tada... Būna, jo, bet vis tiek galiausiai tavo tikslas yra stipriau. Bet tu išmokai su tuo gyventi, su tuo negatyvu, ar tu tiesiog kažkaip... Aš nežinau, ar yra toks momentas apskritai kažką visko išmokti, vis tiek gal mokytis ir lavintis yra, bet kad išmokau jau dabar aš jau žinau, nežinau, gal manau, kad nežinau, gal bus kažkoks stipresnis įvykis, kurio aš nebūsiu patyręs ir, gal palūšiu, bet lavintis, aš apskritai, mokintis būti stipresniu, tai čia geras dalykas yra, tie tokie, gali būti kaip pamokas gyvenime, tie visokie, negatyvai, tie kažkokie. Turi vieną kažkokį komentarą, kurį tu prisimeni, kuris tave, kažkaip paklausai ir nežinau, ar prisimenu, tikriausiai, nes aš jų stengiuosi nedėti galvą ir man jie nereikalingi pakeliui, kokios man jie naudos duos, dažniausiai tie dalykai būna jie tokie labai momentiniai, kur, paskaitai nemalonu, bet tiesiog yra žmonių, kuriems jie tiesiog gal, kaip būna vampyras, kuris maitinasi krauju, yra vampyrai, kurie maitinasi energiją, yra žmonės, kuriems faina būti tokioj tamsumoje, tikriausiai jie, galbūt mažiau gavę meilės, ar ten, nelabai supranta, kas yra laimė, tikriausiai, gal jiems laimė yra daryti kitiems kažkokius tai blogus dalykus, įžeisti žmogų ar panašiai, gal jų yra komforto zona tokia. Nežinau, bet aš manau ir tau, ir man, niekam nereikia tokių dalykų. Tai čia toks, kam jos nešiotis galvoja, jie nieko gero to neduos. Naudos tai jokios neduoda ir... Tai va. Bet tikriausiai ir tau pačiam yra tekę, nes tiek tu esi irgi viešas žmogus, darai įdomių daug dalykų. Nežinau, ar minėjai savo laidoje apie savo rekordą. Minėjau nelaidoj, bet tiesiog, mano gyvenimas toks, aš galvoju, jeigu kiek tų laidų bebūtų ir, sudėt laidas, aš vis tiek kiekvienoj laidoj papasakoju dalelę savęs, toks kažkokia tai ten, pas mane buvo taip, o aš ten dariau taip. Ir taip galvoju, aš kažkaip per ten kažkiek tų laidų ir papasakosiu apie save. Mes, man atrodo, esam ne kartą, aš fainai, kad pakvietė ne tik į šią laidą, bet ir rekordą, tai esu dalyvavęs tavo rekordo pasiekime. Bet dar, man atrodo, mes su Justinu Jaručiu, kai buvom įrašinėjom dainą Before You, mes pas tave filmavomės, jo? Taip. Va. Tai čia buvo pirmasis mano kartas, ne? Kažkoks toksai viešas. Su Jaručiu jau su Justu mes jau bendravom, nes jisai tada ir kirposi pas mane. Jis ir pasiūlė tą vietą pas tave. Kažkaip tai fainai, gera mintis apskritai tas. Jo, nes aš ir galvą ploviau ten. Prisiminiau dabar tiksliai. Čia kiek praėjo laiko visai. Jo, fainai. Pridarėmės dalykų šiaip labai gražių ir man atrodo kažkaip anksčiau viskas labai paprasta buvo, toks, ten nori kažką padaryti, paskambini, klausyk, davai, mes čia norim klipą ten pas tave pafilmuoti, ten kažką reikia padaryti, jo, okei, dabar toks tipo paskambini,
Nu, nežinau, man čia, žinai, ten pakvieti, ką nors sudalyvauti, kad ir tai prie laužo, žinai. Nu, nežinau, man čia reikia gal su prodisu pasikalbėkit, ar man čia galima, ar čia dar. Čia tokie, tie vadinami eskizai, žinai, kai galbūt žmogus nelabai gal nori, tada bando prisigalvoti iš kitų priežasčių, kaip čia išvengti. Gal. Bet man pasiūlė, man tai fainai, pas tai apskritai tokios idėjos, kaip rock'n'rollinės, tokios kitokios, įdomios, tai laužo formatas šiaip labai ne mano, geras, bet tikrai geras. Nu, tikrai, vat, kaip, nežinau, ta žvejyba, kurios aš nelabai mėgstu, bet man patinka, kai draugas, kuris moka žvejoti, man patinka šalia sėdėti ir žiūrėti tą vandenį, tą plūdę. Aš žinok, absoliučiai tas pats, aš nemėgstu žvejot, bet man tikrai patinka sėsti ir žiūrėti ir aš negeiminu, bet man labai patinka stebėti, kai geimina. Jo, nu, geimint, man truputį patinka geimint, neslėpsiu, bet taip bangom, užeina, aš labai taip nesveikai negeiminu, bet, nu, pavyzdžiui, buvo COVID laikotarpis, tikrai pageiminau, žaidžiau Zelda, toks žaidimas yra su Nintendo, kur turi išgelbėti tokią princesę, žodžiu, blogasis monstras pagrobė princesę ir tu esi tas princas su kardu, per COVID gelbėjau princesę. Ar pavyko išgelbėt? Jo, 2 kartus. Pirmą kartą taip sunkiai, nes nebuvau prisirinkęs gerų ginklų. Bet antrą kartą dariau tas visus side missionus vadinamus, kad kai padarai tas misijas, gauni upgrade'ą ir tada tavo tie kardai ir ginklai tampa stipresni ir tada jau kai dasigauni pagrindinio boso, jau lengviau būna jį nukauti. Kad išgelbėt princesę. Šaunuolis. Jo, realiai tą žaidimų konsolę vaikams pirkau, bet taip gavosi, kad dažniau už vaikus žaidžiu. Bet dėl to, kad neleidi vaikams? Ne, leidžiu, bet kažkaip man pačiam labai patiko. Tiesiog. Ateina maždaug vaiks pastumą. Vaikai žaidžia irgi, bet jie gal šiek tiek kitokius žaidimus. Bet Zelda, šiaip, nežinai, Zelda, čia klasikinis geimas. Negeiminu. Geras geimas šiaip, tai jis toks labai... Man Nintendo patinka, nes ten, nu čia ne reklama kažkokia, tai, bet ten kitokie formato žaidimai, šiek tiek negu tuose kitose įprastuose konsolės, kur ten šaudyklės ir panašiai. Šitoj konsolėje kažkaip kitokia kažkokia atmosfera, dėl to man faina. Jo. Atpažįsta žmonės tave gatvėje, prašo autografo? Jo, dar vis atpažįsta jo. Ką žinau, aš jau kažkiek pripratęs prie to, būna vietomis labiau atpažįsta, vietomis mažiau. Kažkaip jau susitaikiau su tom ir prie to pripratau ir žiūriu visai kaip tokį normalų dalyką. Tai būtų keista, jeigu aš to vengčiau ir nuo to bėgčiau, nes vis tiek kuriu tą muziką, stoviu ant scenos, darau tokius dalykus, kur žmonės klauso, mato, tai natūralu, kad atpažįsta. Tai čia yra dalis to viso proceso. O kaip metams bėgant tu pats keitiesi? Tu pats matai pokyčius? Žinai, būna, sako, žmonės nesikeičia, ne? Kaip būna, ypatingai, kai žmonės ten, žinau, pykstasi ir ten kažką. Arba šiaip pamatai... Bet ar tu tiki, kad žmonės nesikeičia? Nu, man atrodo viduje, aš pats savo, aš ieškau, domiuosi, kažko stengiuosi išmokti naujo, ko nežinau, tai man atrodo, aš stengiuosi pasikeisti, ne, ir noriu būti dar geresnis žmogus, nu, tiesiog noriu... Ką reiškia būti dar geresnis žmogus? Buvai blogas ir dabar... Ne, noriu tiesiog išmokti daugiau, noriu išmokti daugiau dalykų, daugiau žinių įgauti, daugiau knygų perskaityti, daugiau, nežinau, lavinti savo bendravimo įgūdžius. Aš, pavyzdžiui, šiek tiek esu intravertas, man kartais būna viešumoje, didelė kompanija, kartais ne tai, kad nejauku, bet tiesiog ieškau to tokio momento pabūti vienas. Ir kartais, nežinau, tie mano bendravimo įgūdžiai būna, norisi toje vietoje save palavinti, tiesiog jo bendravimo kažkokie skilsai, nes man kartais būna, nežinau, būtų kompanija, čia kažkokia tai daugiau žmonių, man galbūt kartais net smagiau čia ateiti prie laužo pasėdėti, žinai. Vienam? Jo, kartais vienam. Tai dėl to kažkaip visai neseniai, nu kaip neseniai, jau keli metai praėjo, tai
atradau meditaciją, aš buvau pradėjęs lankyti budizmo centrą, buvau išvykęs ir į Indiją, ir vienuolyną, ir man labai tas dalykas įtraukė ir padėjo tą ramybę vidinę atrasti. O iš kur atsirado, perskaitai knygą, pamatei, išgirdai filmas, neatėjo, ar čia kaip prie tų diskų čakra atsidarė, toks, turi vykti į Indiją. Man visada taip šiek tiek traukė įvairūs, nežinau, tiek mistiniai dalykai, tiek, žinau, visokie. tą turėjau viduj jau anksčiau, nes anksčiau ir šiek tiek jogos lankiau ir ten lankiau anksčiau ir meditacijos tokias praktikas, bet ne taip galbūt stipriai, kaip pastaruoju metu. Kodėl tai atsitiko, nes mes buvom suplanavę su draugu daryti tokią meno instaliaciją vienoj galerijoje užupį. Ir aš buvau sugalvojęs tokią mintį padaryti meditacijos tokį ramybės kambarį. Ir kažkaip įsivaizdavau, kad tai turi būti mandala. Ir galvojau, kad nedaryt bet kaip, tiesiog vis tiek reikia pasidomėti, kas ta mandala, kas apskritai ta ramybė, kas ta meditacija. Ir galvojau, reikia pasidaryti tą vadinamą researchą, pasiieškoti, kad nebūtų tiesiog kažkoks tai dalykas sugalvotas, žinai, nes man patinka. Ir va taip atradau budizmo mokytojus, atradau budizmo centrą, vieną kitą, pradėjau giliau domėtis, nuvažiavau, pradėjau lankyti praktikas, tada buvo kažkaip labiau įsitraukiau į tą visą veiklą, man labai pradėjo patikti, tada buvo labai faina kelionė, vykom į Šiaurės Indiją, ten tokia vieta, kur kadaise gyvena Buda. Berods 25 metus toje vietoje, tai ten yra tokia didelė šventykla, tai vykau pas tos Hai Lamos, jie suteikė man palaiminimus, buvo labai toks ypatingas momentas, tikrai labai įdomi patirtis, tai per tą norą padaryti tokią audiovizualinę instaliaciją atradau meditaciją, susipažinau su budizmu, tai tas domėjimasis, man patinka, darant kažkokią tai mintį ir idėją, aš pasigilinti labiau į... Nepaviršutiniškai toks, tipo, okei, davai padarom čia. Jo. Padarom, nes čia ten pamačiau Instagram'e. Va, šitą gražiai. Gražiai atrodo, davai. Manau, kad yra žmonių, kuriems to ir pakanka. Absoliučiai, tai tikrai taip. Bet yra galbūt žmonių, kurie iš šalia stebi, jiems gal pakanka to irgi tokios paviršutinės informacijos. Taip. Tai man labai buvo įdomu tą atrasti ir dabar stengiuosi kažkaip iki šiol tokių ramybės momentų, prie laužo vis taip akcentuoja, pabūti tiesiog ramybėje, pabūti savo mintim, atrasti kažkokią tai tylą vidinę, susikalibruoti savo galvą, žinai. Tai yra kažkokia praktika, kurią tu pastoviai atlieki, ar tai yra tiesiog kažkoks, nežinau. Aš nenoriu skambėti čia kaip kažkoks ekspertas, kuris jau ten žino, kaip čia medituoti, nes meditacijos praktikų yra tikrai labai daug. Skambėk kaip nori, čiagi tu esi. Bet man buvo labai įdomus atradimas meditacija atsimerkus. Va, čia man buvo kažkas, nes įprastai mes matome paveikslėliuose, tai žmogus ten sėdi, kaip nors tas delnus padaręs, ar ten taip. Dažnu atveju būna užsimerkęs, bet man buvo tokia, ta meditacija vadinasi šiniai ir jinai yra atliekama atsimerkus. Niekada negirdėjau iš tikrųjų. Primerktom akim, tu ten, labai viskas panašiai vyksta, bet tiesiog būni atsimerkęs. Ir pasirodo kažkaip, žinai, kai būni užsimerkęs, vis tiek ypatingai jeigu ten vakare, kai dieną turi įvairiausių daug įvykių, tau minčių srautas, tau ten... Labai sunku suvaldyti tą visą. Jo, tai ir kai būni užsimerkęs, tos visokias vizualizacijos, mintis, jos labai stipriai tavo, jos priešai stovi, žinai, ir kartais jas ne tai, kada jų atsikratyti, bet tiesiog sunkiau yra, ir praeina ilgiau laiko, arba reikia tiesiog daugiau tos tokios praktikos. Būnant atsimerkus, tu tiesiog matai kažkokį, aš dažniausiai būna pasiemu kažkokį akmenuką žemėje ir jį žiūri ten, tarkim, arba jeigu ten grindys plytelės. Klausti, ar tu kažkur tai turi susifokusuoti kažkokį vieną tašką, ar tu gali ten... Susirandi kažkokį savo patogų taškelį ant žemės, ant grindų ir tiesiog žiūri ir tada
tos vizualizacijos jos taip mažiau ateina. Tiesiog pasirodo, tai yra geresnis efektas, bent jau man. Taip. Tai man visai patiko tokia praktika, tai stengiuosi, darau ir užsimerkęs meditacijas, irgi gerai, irgi labai padeda. Ypatingai dabar kitas toks informacinis srautas labai stiprus yra, daug to, žinai, būna to skrolinimo arba apskritai viskas ekrane yra. Taip. Mano darbas apskritai yra daug praleidžiu prie kompo ir tą ekraną tikrai labai dažnai žiūriu, tai tie tokie ramybės momentai man jie yra labai reikalingi. Aš tiesiog atitrūkti nuo to žiūrėjimo į ekraną tiesiog. Tai tas laikas... yra tavo kasdieninė praktika, ar tu toks nėra, kad pas tave yra... Bet žinai, čia toks yra, kaip ir sportas, tarkim, išbėgti, prasibėgti kažkokį ratuką, ar tiesiog neiti į sporto klubą, tu rūpinisi savo fizinę sveikatą, ne? Tai čia panašiai, tiesiog tu labiau rūpini savo mentalinę sveikatą. Tai tie dalykai... Tai kaip dažnai rūpini savo mentalinę sveikatą? Va čia panašiai kaip su džimu, žinai, būna... laukiau to. Aš nesu tas, kur ten, naujaką jau eisi, žinai. Bet čia nuo rugsėjo pradedu jau. Bet būna tie tokie tarpai užeina. Būna ateina ten vasarą, ar ten, žinau... Rečiau tiesiog į tą džimą nueini, tai ir būna intensyvesnis laikas, žinau, daugiau pasirodymų, daugiau koncertų, tai rečiau atrandu tada tokių progų. Bet ta tokia kažkokia disciplina palaikyti, manau, yra sveika, bent jau tokią intenciją turėti. Man labai patiko, kad tu taip, būtų gerai tai daryti. Jo, bet tikrai pripažįstu, žinai, kaip čia, ir suvalgai ir tą šokoladuką, ir kolas atsigeri, arba ten... Ir kažko stipriau. Ir, arba aš girdėjau, kad labai, tu šiaip esi gan, sakai, introvertas, bet aš girdėjau, kad žmonės tiesiog sugalvojo, kad lengviau įvardinti tam tikrus dalykus, bet čia jau, niuansai introverto, ne, arba tai ekstraverto. Bet kompanijoje, ir jeigu gera kompanija, ir jeigu tikrai būna linksma, tai tu esi, vaikelį, iki introverto tau taip toli tenais. Galbūt, gal taip man atrodo, aš nežinau. Jo, be abejo, smagi kompanija, tai fainiai, tas laikas eina, net nepajauti. Tai jo, gera. Aš, pavyzdžiui, čia irgi, žinai, labai priklauso nuo kompanijos. Dabar, pavyzdžiui, buvau neseniai Berlyne, vyksta toksai, vadinasi, Super Buff, vyksta kiekvienais metais, pavasarį, ir ten suvažiuoja visi, kas domisi, žinau, elektroninė muzika, viskas apskritai yra apie elektroninę, žinau, yra sintezatoriai, modularai, seminarai, workshopai, viskas susijęs su elektroninė muzika. Tai va ten, aš žinau, man tos 3 dienos praėjo kaip vienas vakaras, tai viskas greitai, nes buvo taip įdomu, tiek norėjus visko... Taip norėjęs, kad tęstusi dar ilgiau, tai vat kitais metais tikrai varysiu ten. Tai vat kažkokie panašus tokie, žinau, momentai, kur tokiose vietose pabūti būna labai įdomu, tikrai. Arba tiesiog gera kompanija, nežinau, kelionį, arba tiesiog prie laužo. O, pavyzdžiui, su tavim, man šneku ir tas, matau, kad dabar šiek tiek sutemo, bet tas laikas taip labai fainai eina. Laikas labai fainai eina, aš jau laukiu, kada jau man pradės ten rodyti. Bet aš tikrai turiu dar 4 puslapius klausimų. O Dieve, gerai. Aš esu labai pasiruošęs žmogus, bet aš tikrai jau daug palikau, bet aš jau tokius svarbiausius gyvenimo, šiaip tikrai labai įdomu su tavim kalbėti. Ir žinai, man labai patinka, kada žmogus taip jaučiasi, kad jisai nori atsakyti ir, žinai, nori atsakyti, fainai, kad tai būtų, įdomu, žinai, kad tai, tiesiog, jo, fainai, buvom Londone. Ir tak, okei. Taip, esu matęs tokių intervų ne vieną tikrai. Tikrai taip. Užduoda klausimas, būna toks ilgas, koks nors įdomus. Kaip čia? Taip. Jo, būtent. Tai jo. Tai čia labai fainai. Gal ir man taip atsitiks tau šiandien, aš taip juokiuosi. Gal gausiu tokį klausimą, kur nežinosiu, ką atsakyti. Pasižiūrėsim, bet nemanau, žinok. Klausimas, šiaip tu jau atviriau kalbėjai apie šeimą, nes ilgą laiką,
taip gan buvo toks, nežinau, tabu, tu nelabai norėjai kalbėti, neatsakinėjai arba tuos klausimus. Žinai, aš... Tai buvo kažkoks susitarimas su žmona, ar čia natūraliai taip gavosi, kad... Aš iš dabar kažkaip, man yra smagiau kalbėti apie darbus, kuriuos aš darau, tarkim, muziką, žinau, kažkokia meninė veikla, bet man šeima, čia mano namai, mano ramybė ir aš kažkaip... Nežinau, ar tai visada noriu, ar nežinau, ar tai visada yra būtina, bet taip, aš labai myliu savo šeimą, aš turiu 2 dukras, aš turiu žmoną, mes, manau, esam puikiai šeima, turim šunį, tai toks... Kurį reikia išvest dar šiandien. Jo. Tai žinai, yra žmonių, kurie mėgsta kalbėti apie tą, ką jie valgo, ar tą, kaip jie, žinau, ką veikia dieną ar vakare. Bet yra žmonių, kurie mėgsta kalbėti apie savo kažkokią tai veiklą. Nu, aš nežinau, žinai, tikriausiai toks yra atlikėjas Aphex Twin. Taip. Tai jo, pavyzdžiui, interviu yra labai mažai. Ir jis apskritai mėgsta kalbėti tik tai apie savo muziką, apie savo kažkokią tai veiklą. Tai man labiau patinka būtent kalbėti apie darbus, kuriuos aš padariau, apie juos papasakot, man tai yra įdomu, čia yra mano toks kaip mano veikla, mano kasdienybė, kaip paklausė apie, kaip tas pokalbis čia apie meditaciją, tai man tai toks kažkaip paklausė iškia tema, kuri man labai įdomi, toli aš šiaip ją labai įsitraukiau, tai man ta meninė veikla, ją aš noriu dalintis, o vis tiek šeima, man tai yra toks, žinai, daug labai tokių asmeninių dalykų, kas, nežinau, ar yra labai reikalinga, norisi pasilikti dalykų, kas yra tiesiog privatu ir savo. Ir nežinau, ar tai yra būtina, galbūt, kai jau nebeturėsiu kūrybiškai kaip savęs išreikšti. Nebekursi, jau tada jau rodysi šeimą. Galbūt tada, nežinau, filmuosiu. Bet žiūrėk, aš vis tiek, turėsime toks labai minimaliai paviršutiniškai, tikrai aš labai šitą tave respektinu, aš labai gerbiu tą, nes aš iš savo pusės elgiuosi labai panašiai, bet aš tiesiog toks, tai kas yra mano. Ir kiek aš leidžiu, parodyti savo apatinius, tiek aš leidžiu, viskas, o toliau, ne jūsų reikalas. Tai žinai, būna, suprantu tave tikrai, kartais būna, kažkas yra pasakęs labai fainą frazę, kažkaip geriau nesusipažink su savo, kaip čia, dievaičiais, nes iš kartais būna iš tikrųjų faina grupė, fainas atlikėjas ar atlikėja, patinka darbai, bet susipažįsti iš arčiau arba pamatai kokį nors intervą. Taip. Ir galvoju, dieve, ne, juk šis pats žmogus. Taip. Tai vat kartais, tai žinau, man atrodo, čia toks, kartais yra tiesiog tie atskiri labai tokie dalykai, atskiri keliai ir galbūt kai kam yra įdomiau asmeninis gyvenimas, nei yra padaryti. Man atrodo, kad ne tik asmeninis gyvenimas, kiek yra, žinai, to, kad žmonės negauna, jiems visai, kad tas įdomiau, ne? Jo, kažkoks tai ekskliuziv turinys. Tai aš apie ekskliuzyvą. Kadasi galvoju, jog šeima gali trukdyti laisvam menininko gyvenimui. Ką galvoji dabar apie tai? Nežinau, ar šeima, kaip tik sakyčiau, labai palaiko, nes tiek čia tavo toks kaip pamatas, pagrindas, tavo draugai, tavo artimieji, tavo šeima. Jeigu ten viskas sugriuvę, tai nuo ko tu pradėsi, žinai. Tai man atrodo, čia svarbu yra. Tai nežinau, manau, kad neturi tai trukdyti, tai turi eiti kartu, nes tai tiesiog sustiprina. O kas tau yra meilė? Meilė yra kaip tu ją? Mano šeima, mano artimi draugai, laikas kartu, kokybiškas, geras laikas. Meilė labai toks, nežinau, man platus labai žodis, platus aspektas, tai taip paprastai nežinau, ar sugebėčiau įvardinti. Tai meilė, jinai labai plati yra. Meilė, kaip ir tu sakai, pasakyti gražų žodį kitam, tai irgi yra meilė. Tai... Meilės išraiška, taip. Jo, tai... Nes mes meilę padarom tokį labai konkretų galbūt dalyką, ne, vat meilė, tik tais meilė ten, ne, nu, vat ten žmonai, ten vaikam, bet, žinai, meilė draugam,
Kaip ir, sakau, pasakyti gerą dalyką, tai irgi meilės išraiška, bet tai nereiškia, kad aš jaučiu ten tą meilę, bet jinai meilė yra. Aš manau, tiesiog būni geras kitiems, gauni tą patį atgal. Tai toks karmos paprastas dėsnis atrodo, tai kuo mes dažniau ir daugiau visi tai darysim, to ta meilė bus platesnė visur. Tai tiesiog darykim gerus dalykus ir linkėkim kitiem gero. Geriausias atsiminimas su džiazu. Gal yra kokia įdomi istorija? Oi, čia mes, 20 metų tų istorijų tikrai įvairiausių. Tarkim, buvo vienas koncertas, atsimenu, kai nebuvo apskritai nei vieno žmogaus. Buvo kažkoks, buvo festas ir, vėliau susirinko grupelė žmonių, gal 5 buvo kokie, nežinau, daugiau. Bet pirmasis žiūrovas buvo karvė ir jis stovėjo, kaip mes žiūrėjom tą saulę kažkaip besileidžiančią, ten buvo toks kaip peizažas, gamtoje vyko festas ir tiesiog turėjom žiūrovą karvę. Po to buvo... Dainavot karvėje? Ar tiesiog laukit, kol kažkas ateis iš žmonių? Vyko normaliai koncas, kaip turi būti. Buvo dar toks irgi įdomesnis, mes turėjom, atrodo, koncertą Airijoje. Irgi buvo vienas toks ankstesnių mūsų koncų ir atvykom į tokį pubą ir ten garso sistema kažkaip sugedo, veikė tik tai viena kolonėlė ir apšvietimas buvo labai mažas, nežinau, ar čia galim sakyti prastas, tai užsidengėm keletą žvakių tiesiog ant stalo ir vėlgi buvo toksai mažas koncas, kur atėjo gal 8, kažkas panašaus. Klausyk, jau vis tiek progresuoja. Jo, tai... Nuo karvės 5, tai 8 jau. Tai, daug labai tų įvykių, žinai. Mūsų tikrai buvo tas labai svarbus koncas ir didelis, tikriausiai mūsų gal didžiausias koncertas, kurį turėjom, tai buvo Vingio parke, mūsų tas 20 metų minėjimas, čia paskutinis toks fainas didelis įvykis. Kiek buvo žmonių? Neskaičiavau, žinau, bet... Tai tikrai neskaičiavau. Tikrai daug buvo žmonių ir tikrai buvo gera, gal tik tai šiek tiek to liūdesio buvo dėl to lietaus, bet vis tiek koncas pavyko, mes jį padarėm, įprasminom tą mūsų tokį kūrybos etapą 20 metų. Tai, žinai, gal bešnekant dar prisiminčiau kažką, tai gerai. Gali dar važiuojant toliau. Taip, gal daug tai gali savęs paklaus gal. Galvoju, kas čia tokio... Daug labai tiesiog turėjom gero laiko ir mes vis dar tą gerą laiką turim. Turėjom ir pertrauką ir viską, žinai. Daug apkeliavom, turėjom, žinau, mes tiesiog tokia ilga draugystė. O kur toliausiai buvot nuvažiavę, kur tolimiausias koncertas buvo jūsų? Viskas vyko taip Europos ribose, žinai, buvom, žinau, Austrijai, Bratislava, kur čia yra, Slovenija? Ne. Prasideda. Važinėjom iš pradžių, turėjom tos pirmuosius koncertus, kad jau buvo momentas, kai šiek tiek grįžinėdavom į Lietuvą. Taip. Tarp kitko, man rodo, mūsų pats pirmasis koncertas Lietuvoje, tai buvo Sato festivalis, paminėtas, buvo Jacht klube. Taip. O ten buvo, šitas festas tikrai geras, gaila, kad jo nebėra. Labai gaila, daug gerų festų jau nebėra šiaip. Taip, kažkaip ypatingai pastaruoju metu taip kažkaip pradėjo tie festai užsidarinėti. Bet tuo metu Sata buvo toks kažkas tokio, kažkoks kitoks festas, kitoks negu kiti ten kokie nors komerciniai festivaliai. Jis turėjo tokią kažkokią kitokią dvasią, į tą festivalį atvažiuodavo atlikėjai, kurie vėliau tapdavo tarptautiniam žvaigždėm. Tai tie, kas kviesdavo, tikrai turėjo gerą uoslę tiems atlikėjams. Tiems buvo garbė sudalyvauti vienam pirmųjų jų feste. Kaip manai, kokios tavo savybės tau atveria duris į sėkmę? Tai... Čia turėjau savo regalijų prikabinti. Aš žinau, žinai, kaip būna, kad paklausia, koks tavo stilius, žinai, ir aš manau, kad gal stilių geriausiai vardina koks nors muzikos kritikas, kuris jį ten daro, tai ir aš... Bet dar biškai pakarto klausimas. Kokios tavo savybės? Kokios tavo savybės tau atveria duris į sėkmę? Kaip tu galvoji, kad tu esi darbštus labai, kad nežinau... Žinai, būna, čia susideda iš daug dalykų. Man patinka pasidomėti
giliau ir daryti dalykus kad būtų nuo idėjos ateitų, ne tiesiog darom ir žiūrim, kaip gausis, žinai. Tai mėgstu... Svarbiausia kažką daryti. Šiaip veiksmas irgi yra, kaip šias, geras dalykas, žinau, būti veikliam, manau, yra gerai. Bet man patinka pasidomėti šiek tiek giliau apskritai apie, netgi, tarkim, yra melodija, ne, yra kažkoks instrumentas, bet jisai turi kažkokią tai formą, jisai turi tembrą, tai gali būti gitara, gali būti, žinau, pianinas ar sintezatorius, bet man patinka dar šiek tiek giliau į tai pasižiūrėti ir, tarkim, kaip tas tembras susikūrė, ne, iš ko jis susidaro, tai, kaip pavyzdys, kartais aš mėgstu nešiotis tokį diktofoną, rekorderį ir su juo įrašinėju, tai bet ką, laužo garsą, ežero, paukščių ir iš tų garsų mėgstu padaryti, kažkoks susikurti savo tokį iššūkį ir padaryti, kad tai būtų garsas, kuris pavirsta į tembrą, kuris vėliau pavirsta į melodiją arba harmoninį kažkokį tai instrumentą, nes tai turi istoriją, ne? Ir tu, pavyzdžiui, kai klaustum, kaip atsirado daina, nes daina įprastai standartinė tvarka turi, žinau, tekstą, turi melodiją, turi harmoniją, turi struktūrą kažkokią tai, bet turi dar taip pat daugybę dalykų, kurie, žinai, kaip būna, sako, Dievas slypi detalėse, tai tie smulkus dalykai jie yra labai svarbus ir man ypatingai jie svarbus, aš tokiuose vietose tikrai esu smulkmenis, galbūt tai yra dalis tas kelio į sėkmę, nes man patinka pasidomėti giliau. Tom smulkmenom visom, o nepalikti jas tiesiog. Tai čia toks, kaip žinai, skiri šiek tiek ekstra laiko, tik su tą meditaciją, bandėm kai darėm tą ramybės kambarį ir tiesiog norėjusi geriau tai suprasti ir taip atradau, susipažinau su meditacijos mokytojais. Budizmo mokytais, tai buvo įdomu tiesiog ir tas dalykas, aš manau, kai duodi šiek tiek ekstra laiko, kai labiau pasidomi, tai tas rezultatas tampa įdomesnis, geresnis ir tada turi papasakoti žmonėms apie tai ir jis turi kažkokią tai prasmę, jis turi istoriją. Labai daug dalykų susideda iš to tokio papildomo kažkokio tai laiko, kurį tu skiri bet kam, kad tu veikini. Tai galbūt tai tas, gal, žinai, talentas, kūryba, čia kiekvienas mes esam kažkurioje srityje kažką tai sugebam galbūt geriau negu kitas. Jeigu ne, tai mes galime pasistengti ir tai padaryti. Tai nežinau, ar aš žinau, koks tas mano kelias sėkmė. Toks sunku tau kalbėti apie save ir toks sakyti, taip, aš esu gabus, aš esu darbingas, aš esu žavus, aš esu ten. Ačiū tau, mane atsakei, bet žinai, būna... Tai čia tu turėjai man pasakyti. Būna dalykai, kur kuo giliau domiesi, kuo kažkokią tai sritį daugiau tu išmanai, tuo labiau supranti, kad iš tikrųjų dar daugiau nežinai dalykų. Tikrai taip. Tai kartais tikrai labai nedrąsu yra sakyti, kad jau aš žinau čia ir čia tikrai tas kažkoks tai mano kelias į sėkmę. Kas ten žino, gal bet, žinai, praeis laiko ir atrodys dar kitaip. Taip, viskas tvarkoja, bet šitoj vietoj galbūt galėtum pasižiūrėti iš kitos perspektyvos, kaip tu buvai Lietuvos talento balso šitas teisėjas, tai tu vis tiek turėjai duoti patarimą žmogui, ne? Ir tu vis tiek turėjai pasakyti, kad tu turi įgyti ten, Yra tos tokios bendrinės žinios, kurios ateina iš patirties, bet vis tiek mes visi kaip teisėjai, vis tiek šnekam juk iš savo taip, kaip mes suprantam. Taip. Ir vieniems tas teisėjas būna geras, kitiems blogas ir tai kiekvienas pasirenka savo kažkokį tai artimą teisėją, šiuo atveju nežinau. Tai turim kažkokį savo kelią, kur mes kažką sužinom, išmokstam, įgaunam patirtį, bet galbūt mūsų tikslas, nežinau, mes visi atsidursim kažkur ten pat, bet einam skirtingais keliais. Ir tas kelias nebūtinai yra kažkoks blogesnis, vienam gali tai užtrukti ilgesnį ar trumpesnį laiką, bet mes, nežinau, svarbu einam link kažkur, tai ne, ten, kur siekiam ir
kokie mūsų troškimai, tikslai. Tai ačiū tau, nes Dėkui, manęs kai klausė, žinai, ar šitų pradžioj klausė, sako, kiek trunka, tai dažniausiai atsakom, nu tai va, kol ugnis rusena, tol kalbam. Geras tai laikas tikrai. Ugnis jau kaip ir į pabaigą, tai ir... Aš taip vis, žinai, nu kaip tu pradžioj laidos sakei, gero žiūrėti į, kaip ten, bėgantį vandenį, degančią ugnį, tai aš taip visą laiką pagaunu, tu manęs klausi, aš taip žiūriu į tą ugnį, man taip jinai traukia. Ką sakei? Tai jo, labai ačiū tikrai, kad pakvietei. Manau, kad labai fainas formatas, labai gera aplinka. Ačiū filmavimo komandai. Ačiū už gerą laiką. Tikiuosi, tiems, kas žiūrės, patiks. Patiks. Good. Dėkui. Ai, ačiū tau labai. Dėkui, ačiū. Viskas. Ačiū komanda. O dabar maudytis.